Todėl reikia rūšiuoti aplinką. Taip? Nu ir kodėlgi? Kad išsaugotume savo gamtą. O kodėl mes turime išsaugoti gamtą rūšiavimu? Nebūtinai juk reikia rūšiuoti. Galime ir kitaip padėti gamtai. Na, žinau šitą, kad galima ir kitais būdais padėti. O kaip dar galime padėti gamtai? Tik tai rūšiavimu. Ne, yra ir kitų būdų, bet jeigu nori rūšiuoti, tai rūšiuok. Tai pradėsime nuo dabar. O ar tu žinai, kad ne visi žmonės rūšiuoja? Žinau. Tai reikia skatinti žmonės, kad jie rūšiuotų. Nes kuo daugiau žmonių rūšiuos, to žemė labiau padės. O ko žemė labiau padės, to žemė tikrai nesunyks. Paimk šią šiukšlę ir pradėk rūšiuoti. Tai kad koją ką tik susilaužiau. Galėtum ir tu paimti. Tai va, tai kurį nesime? Į popierių. O gal tu žinai, kokia spalva yra popierio? Mėlyna. O kodėl būtent į popierių? Nes čiagi popierius, o ne plasmasė ir stiklas. Supratau. Šaunuolė. Štai mūsų pamoka jums.